Sveiki visi sugrįžę prie mano naujo video ir šiandien mes žaisime, kaip matote, Fish. Ką mes bandysime padaryti per Fish, tai atsirakinti Calm Zone arba ten bus Veil of the Forsaken, aš neįsivaizduoju. Aš pats nežinau, ką atsirakinsiu, bet man atrodo, kad aš atsirakinsiu Calm Zone normalų, tai manau galim pradėti, tai dabar man reikia į Roslet Bay nuvažiuoti, nors aš gal ten spavną nustatęs esu. Reikia pasižiūrėti. Aš nusistatęs į Calm Zone, tai aš čia atėjau. Ja, ir manau, galim pasimti Conception Conch. Ar dabar nuvažiuokim patys. Mes jau esame Roslet Bay ir man submarinas toks. Ir čia dabar viskas bus pagreitinta, tai aš jums pasakau paskutinius žodžius, ne kai kur sakysiu. Ir va, submariną atspavninam ir dabar prasideda, ja, ir gerai, prasideda greitas dalykas. Skylę pravaryti ir mes jau būsim čia. Va, Calm Zonas. Aš atsiradau ten. Ir kaip mano submarinas dingo. Bet gerai, atspavdinsiu savo submariną, kad būtų čia. Ir dabar reikia tik surasti tą vietą, kur galima pagauti. Nu, žinot. Ten, kur įdėtos secret žuvis, nes aš jas turiu, va, turiu apa, ap, ir ap, turiu visas. Su Brickrodu praktiškai visus pagavau, bet net, kad ne visus iščiasau, bet beveik visus. Kokią vieną žuvelę pagauti. Shake, 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 shake. Gerai, užkybo. Gali užkibs. Ai, šikt. Bet gerai, einam. Liktais ten atsimenu, kad man rodė draugas. Bet ten va reikia, jo, va čia va. Aš va čia įsisaugojus esu. Back to surface. Nio. We want to come here. Yeah? Yeah. Gerai, va čia reikia leistis. Kad pagaučiau silą. Aš nežinau, bet man atrodo, kad ten reikia dar silą bosą įveikti, tai silą bosą įveiksime per kitą dalį, aišku. Arba per šitą, nežinau. Pagal filmavimo laiką. Ir gerai. Einam. Ir parkūrą šitą praglaidinsiu, nes šis sako, kad labai sunkus. Jau geriau praglaidint, sakom, tai ir mes tai padarysim. Praglaidinsim. Ir vat man ros kažkur čia reikia, vat kažkur ten reikia užlipti. Reikia užlipti. Tik nelabai čia lypas. Ai, va lypas. Stoj pusį lypas. Tai labai gerai lypas, aišku, bet op! Nusiglaidinsim, nenoriu aš mirt tenais. Nors aš atsispavninsiu. Ten. Fish kuriau, kas čia? Kas čia? Kodėl čia yra... Na, žinai. Kodėl čia yra pimpalas? Ok. Man čia... Kodėl čia yra pimpalas? What the fuck? Why, bro? Biškai sargu. Bet jau praktiškai
Rytoj į mokyklą reiks eiti. Ne, nu žmonės pasižiūrėkit, nu čia pimples, blemba. Kodėl? Why? Why, fish? Why? Matau tas duris. Matau aš tas duris. Jau. Negąsdink kitaip. O ten žmogus kiaurai blemba įskrido, tikriausiai nes jis jau atsirakinęs ir atėjo tas momentas man atsirakint Calm Zone arba čia kur yra Frozen Leviathan. Bet aš gal pasimsiu mažiausius tas ir yra, kurį laikau dabar. Place. Frozen Leviathanas įdėtas. Dabar Magma Leviathanas. Magma Leviathanas mažiausias šitas. Antras įdėtas. Ir liko Crowned Anglerfish. Mažiausias svėmiras šitas. Place. Ir mes atsidarome Calm Zone arba čia Veil of the Forsaken. Pagaliau. Atėjo tas momentas. Kai aš gal galėsiu sylą pagauti, net nežinau. Ir čia yra Ethereal Prism Rod. Labai geras rodas. Tu pagavai Kristalizaciją Dragon! Reikia man pabandyti užmest vieną. Tu Tas su niekam žvejoja. Tas su niekom žvejoja. What? Hacker, you fishing without rods. Vėl jis pagavo Kristalizaciją Dragon. Ai ne, čia kažkoks kitas. Nie, XD. Tu be rodo žvejoji. Galim dabar mes užmesti. Užkybo. Negaliu prarasti. Prasileidau. Ja. Prasileidau. Bandom dabar su Brickrodu dabar bandom. Užvėjuot čia. Vėl užkyba, nu blemba, man kaip patinka šita vieta, tikrai. Susitiksim vėl, kai pagausiu. Yra. Yeah, boy. Pagavom. Kristalizacija Dragon. Turim. O kodėl jūs nesnūdėt? Aš turiu 2.
mes pagavom dabar šitą, bet tai kaip aš turiu 2? O čia. Vos nepaskendau. Čia tas rodas, jis belekai geras yra. Reikia Veil of the Forsaken bestiariai, kad būtų galima šitą rodą nusipirkti. Bet tas rodas belekai geras yra. Ir dabar reikia nueiti čia ir pasižiūrėti, kas čia yra. Čia atsirakinti liktais ten kažkur Veil of the Forsaken, ne? Jo, čia ta minutės puzlė yra. Aš jas nebandysiu veikti. Man reikia čia atsirakinti. Tai manau, šiam kartu jau užteks. Atsirakinsim Seal Veil of the Forsaken kitame epizode. Tai, ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo kaip visą laiką Mantūzas arba Mantas ir viso gero, lelinai.